Aklas pasimatymas - laida kurianti ryšius. Laidą rengia Automoto Group. Dalinai remia Medijų rėmimo fondas ir Telia, kad kiekvienas ryšys būtų tikras. Telia - įdomiau, tik gyvenimas visiems. Sveiki, gerbiami klausytojai, prie mikrofono Lina Žaltauskaitė. Ir aš, Irma Jakštytė Stanevičienė, sveiki. Laidoje svečiuojasi jaunimo asmeninio tobulėjimo centro vadovas Aidas Gedminas. Sveiki, Aidai. Sveiki. Ir projekto Stiprūs įvairovėje mokymų vadovė Lina Januškevičiūtė. Sveiki, Lina. Labą dieną. Noriu, kad pristatytumėt savo projektą, kurį jau vykdot 7 metus, kuris tikrai išlaikė laiko išbandymus. Koks tai projektas ir kaip jis kito per tuos 7 metus? Dėkoju už klausimą. Tai projektas, kaip minėjot, 7 metai. Pati pradžia jos negalėčiau įvardinti, nes esu 3 koordinatorius. Tai organizacijai pats projektas prasidėjo kartu su Britų taryba ir pilietinio pasipriešinimo ir mobilizacijos departamentu. Po to maltiečiai perėmė 1 metam ir tada šitas projektas grįžo vėl atgal į jaunimo asmeninio tobulėjimo centrą. Tai per visą projektą buvo 3 koordinatoriai viso. Pati programa, ji keitėsi šiek tiek, bet labai minimaliai. Tai kas yra tikriausiai pačių mokymų stiprybė, kad mokymuose programa beveik išliko ta pati. Nebent kita dalis, tai už mokymų ribų išsiplėtė šiek tiek plačiau, tai pavasarį vedame sesijas skirtingomis temomis mokyklose, tiek apie žmogaus teisę, tiek apie skaitmeninį raštingumą, tvarumą, ir tuo pačiu kviečiame jaunuolius dalyvauti, registruotis mokymuose, tiek vasaros gale su Kazickų šeimos fondu ir Tautinių mažumų departamentu turėsime mokymus bendraamžių švietėjų, kai paruošim jaunus žmonės, kurie dalyvavo mokymuose, toliau vesti skirtingas edukacijas savo bendruomenėse, mokyklose, jaunimo centruose ir panašiai. Tai koks pagrindinis šito projekto Stiprūs įvairovėje tikslas? Ko jūs siekiat tuos visus 7 metus? Ir gal dar paminėkit ir su kokiu jaunimu dirbate, iš tikrųjų, kas tas jaunimas, kas patenka į šią kategoriją? Taip, jaunimo savoka pakankamai plati yra Lietuvoje, bet mes dirbam su 14-19 metų jaunuoliais, kurie dar yra mokyklinio amžiaus, o pagrindinis tikslas yra laužyti mitus apie skirtingus žmonės. Tiek pagal tautybę, tiek, pavyzdžiui, pagal negalią turinčius jaunuolius ir panašiai. Tai praėjusiais metais turėjome su cerebriniu paralyžium jaunuolį, kurio tikslas žygio metu, nes mokymų metu viena iš veiklų yra žygis, nueiti bent 20 km, tai jis ir bėgo kartu su grupe ir panašiai, tai mes jį šiek tiek tankų praminėm, nes jaunuolis padarydavo daugiau negu kiti. Šiemet turėjome su tam tikra intelekto negalia jaunuolį, kuris irgi puikiai įsitraukė ir panašiai. Kaip matuojate, ar jie tampa tais atviresniais įvairoviai? Taip, tai mūsų matavimas yra šiek tiek kitoks tikriausiai negu išgirstame daugumoje mokymų. Mes pirmą mokymų dieną turim anketas, kurias užpildo, tada paskutinę mokymų dieną jie užpildo panašias anketas, kad pamatytume trumpą į poveikį. Tada po pusantro mėnesio susisiekėme su tėvais, parašom jam laišką arba skambučiu, pasiteiraujam, kokį jie pamatė pokytį jaunuoliuose per šitą laiko tarpą. Ir tada rudenį, spalio pabaigoje planuojame susitikimą su visais mokymų dalyviais, dar kartą įsivardint, tai kas pasikeitė per šitą laiko tarpą. Tai iš praėjusių metų jau esam pastebėję, kad jaunuoliai įvardino, kad žymiai artimiau bendrauja su tėvais, yra tėvams supratingesni, tėvai tuo pačiu tai patvirtino, irgi sakydami, kad jaunuoliai žymiai daugiau pasakoja apie save. Ir dar svarbu turbūt tas toksai ilgalaikis poveikis, tai taip mes matuojam, anketom ir panašiai, bet turbūt labai svarbu ir tas trumpalaikis poveikis, kurį mes gaunam pačių mokymų metu, kai mes matom, kaip jaunuoliai keičiasi atvažiavę pirmą dieną ir atvažiavusios, kokie, pavyzdžiui, nedrąsūs būna arba užsisklendę, ir kaip matom tos dienos, kaip eina tolyn, kaip drąsiau kalbasi, kaip drąsiau diskutuoja, kaip drąsiau reflektuoja iš tikrųjų, nes vienas iš svarbesnių mūsų mokymų dalių yra daug refleksijos dienos, rytinė dalis, kurioje aptariam, kas bus visą dieną, vakarinė dalis, kur aptariam, ką mes patyrėm, ką išmokom, kaip jautėmės visą dieną. Tai jaunuoliai ir jaunuolės pradeda daugiau atsiverinėti, įgauti įvairių žodžių, netgi ir sąvokų, apie kurias gali būti, kad pirmą kartą gyvenime ir girdėjo per mokymus. Tai man atrodo, čia irgi yra labai svarbus dalykas, pradeda kažkaip kitaip netgi matyti tam tikrus, net ir sakyčiau, visuomenėje vykstančius dalykus, kurie kelia daug diskusijų ir atrodo, kad jie svarbus tik tai suaugusiems žmonėms, bet mūsų jauni žmonės gyvena tose temose ir būtent mokymų metu jie irgi labai daug diskutuoja apie jas, turi erdvę, kur gali diskutuoti be
kažkokios tai, nežinau, kaltinimo, gėdinimo arba pasakymo, kad jūs čia nieko nesuprantat, o kaip tik tai kvietimo diskutuoti. Ir vat matosi, kaip tos temos gali būti, kad pas kai ką ateina pirmą kartą gyvenime ir jie gali apie jas pasikalbėti. Tai čia irgi labai toksai svarbus, man atrodo, pokytis, kurį mes padarom per tas 6 dienas, kur atrodo, tos 6 dienos būna tokios koncentruotos, lyg mėnesį mes ten būtumėm, bet iš tikrųjų tas pasikeičia net ir patys jauni žmonės, net jų kūno kalba kartais pasikeičia išvažiuojant, kai jie ten nenori išvažiuoti ir ten kai kurie net irgi įvardina, kad pradžiai buvo nejauku, nesmagu, nežinojau, viena arba vienas atvažiavau, buvo labai baisu, o išvažiuoja turintys draugų ir įspūdžių ir patirčių. Lina, tai pavardinkit tada ir pačias veiklas, kuriuose vat, būtent jie gali kelti tuos klausimus, ne tik reflektuodami, bet jau Aidas pasakė, kad žygis būna kažkoks, jau būna pirmosios pagalbos mokymai. Kas dar vyksta, koks mokymų turinys? Tai turime kiekvieną dieną, kuri yra skirta tam tikrai temai, paslėpta iš tikrųjų po visomis tokiomis oficialiomis veiklomis. Tai yra apie neformalų ugdymą, kad jie suprastų, kas tai yra, pavyzdžiui, ir apie dalyvavimą ir jaunų žmonių įsitraukimą. Pavyzdžiui, tai mes apie tai kalbamės daug, būtent per savo vakarinius užsiėmimus. Tai, kaip ir minėjo, Aidas ir atvažiuoja pirmoji pagalba, vėliau kitą dieną atvažiuoja kariuomenė, kuri moko jaunus žmonės, kaip, pavyzdžiui, įsikurti ugnį, kaip pasistatyti palapinę, visokių tips and tricks žygio metu einant. Aišku, pagrindinis mūsų tikslas yra žygis ir patyrimas jo metu. Dar vieną dieną turime būtent apie skaitmeninį raštingumą ir apie žmogaus teisės sesiją, taip pat žygio įsivertinimą, kas irgi yra labai svarbi dalis. Tokia, kur atrodo mes dažnai, kaip pasakau, kad mes reflektuojam su jaunai žmonėm, tai ta refleksija yra labai svarbi mokymų dalis, kaip veikla iš esmės. Ir vėliau atvažiuoja dar vieną dieną daug įvairiausių svečių iš įvairių organizacijų, kurios irgi dalinasi patirtimis su jaunai žmonėm apie galimybės, pavyzdžiui, Erasmuso, kur gali išvažiuoti arba kur gali savanoriauti, kur gali kokiomis veiklomis susiimti. Patys jauni žmonės kelia klausimus ir patys veda diskusijų grupės. Tai tos dienos būna įvairiausios. Aišku, vakarais turime labai smagią kakavinę, kurioje geriam kakavą ir veikiam įvairias veiklas, kuriuose irgi patys jaunuoliai kuria savo vakaro veiklas, šoka, dainuoja, dalinasi įspūdžiais, daro, nežinau, madų šou įvairiausius ir čia yra pačių jaunuolių kūryba, ką jau jie nori ir ką jau sukaupia per visą tą dieną, tai vakare gali iš tikrųjų atsipalaiduoti ir net ir tokiu būdu mokintis įvairių dalykų, kaip, pavyzdžiui, lyderystės arba to paties viešo kalbėjimo, nes kai kurie jauni žmonės galbūt nedrįsta kažko pasakyti, bet būtent per kakavinės dalį, kaip mes ją vadinam, ar ne, prisiema atsakomybę ir padaro labai didelius žingsnius, kad galėtų pasirodyti save, kiti jauni žmonės juos palaiko ir tas toksai atgalinis ryšys vieni kitiem irgi duoda pastiprinimo visas šitas dienas. Tai tokia intensyvi iš tikrųjų atrodo, šiai keletą įvardinau tų veiklų, bet visa diena prasideda labai anksti, nuo 8 valandos, nuo prabudulio arba mankštos ar ne, nuo pusryčių ir baigėsi tikrai pakankamai vėlai, einam miegoti 12 valandą ir taip visas 6 dienas, tai visai tokia intensyvi. Tai gal tada dar apie pačią atranką, ar ne, kaip jaunimas patenka į jūsų programas ir kiek čia jūsų agentūros įdirbio, kiek pati mokykla rodo iniciatyvą? Tai atranka yra pakankamai paprasta, užpildoma anketa. Kartais matom, kad tėvai pildo anketą arba jaunuoliai naudoja ChatGPT, tai labai lengva perskaityti, kada yra tokias anketos užpildomas. Tačiau, bet čia jie pavieniai, taip, ne klasė kartu? Klasė visa nėra, bet šiemet turėjom situaciją, kai skambina vienas jaunuolis, sako, mes norim atvažiuoti 9. Sakau, iš 9 negalim priimti, nes 1/4 mokymų grupės gaunasi, nes mokymuose 40 jaunuolių. 40. Tai sako, tada mes nevažiuosim nei vienas. Nieko negaliu pakeisti šito tokio būtent. Tai tikrai turim, kur po 2-3 atvyksta, bet pagrindinis principas yra jaunuolio tai motyvacija dalyvauti mokymuose. Kartais, žinoma, mus užliuliuoja gražus tekstas, kurį parašo tėvai, bet galim irgi tai stengiamės atskirti.
Tai motyvacija, tada geografinė lokacija, žinoma lytis ir tada tautiškumas ir visos kitos aplinkybės. Nėra svarbu tikrai, ar jaunuolis yra dabar aktyvus lyderis, ten jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, pirmininkė ir panašiai, nes tikim, kad kai mes turim miksą tarp šitų 40 jaunuolių, jie vienas iš kitų gali išmokti žymiai daugiau. Ar specialiai atrankoje atkreipėt dėmesį į tautiškumo momentą? Vienas iš yra, kad būtent tas įvairovės klausimas atsiskleistų, nes mes Lietuvoje turim skirtingų tautybių, svarbu pažymėti, kad tai būtų Lietuvos piliečiai ir tada pagal tai sprendžiasi labai daug klausimų, kuriuos mes turim tiek grupėje. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę turėjom jaunuolių rusakalbių, kurie atvažiavo mokytis lietuvių kalbos. Ir sako, mūsų tikslas yra kaip įmanoma daugiau kalbėti lietuviškai, nes mes norim kalbėti lietuviškai. Jaunuoliai iš Šiaulių rajonų esam turėję mitus, kad rusai visi geria alkoholį. Ir tada vėl, tai kaip mes į tai žiūrim, arba kad visi Lenkai yra pikti žmonės ir panašiai. Tai stengiamės šitus mitus būtent per tą savaitę laiko, kaip įmanoma labiau sumažinti ir tuo pačiu tikimės, kad jaunuoliai parveš tai ir į šeimą tas diskusijas. Vis tiek man kyla dabar toks pastebėjimas ir klausimas. Skirtingi jaunuoliai iš skirtingų Lietuvos vietų, skirtingų tautybių, skirtingų galėjimų, gebėjimų. Na, tikrai netikiu, kad nekyla sunkumų kokiu nors. Turbūt tikrai kažkas nutinka, kaip sprendžiat ir kokie tie sunkumai kyla. Tai turėjom šiemet vieną sunkumą, kai antrą nakties pradėjom ieškoti 3 jaunuolių, bet tai nebuvo susijęs su tautybė, tai buvo labiau susijęs su socialinė padėtimi. Kai jaunuoliai sugalvojo tiesiog bėgti mišką ir slėptis ir po to sako, mes slėpėmės dėl to, kad jūs gaudėt. Tai toks... Slėpynė žaidė vienu žodžiu. 2 valandas. Bet nepasakė, kad mes dabar jau čia... Mokymų vadovam irgi labai patiko šitas slėpynės antrą nakties. Taip, kai su prožektorium švieti stengiasi per visą mišką pamatyti ir panašiai. Tai tų situacijų būna, bet jos daugiau nekyla iš tautybės momento kaip tokio, daugiau iš socialinės padėties. Kartais būna, kad jaunuoliai turi tam tikras negalias, kurias tėvai stengiasi išvengti, nepasakyti, nepasidalinti, dėl to, kad bijo, kad jaunuolį mes kažkaip nepriimsim, nes sako, mes jau esam turėję tokių patirčių, mes kitaip atsižvelgiam, kad su kuo mes galim dirbti, su kuo mes žinom, kaip galim dirbti, tai nėra tada tai priežastis kažką atmesti, pavadinkim taip. Ir mes iš esmės netgi ir pačioj pradžioj, kai jaunuoliai atvažiuoja ir kartu su tėvais turime pokalbį, tokį patį pirminį, labai daug investuojame tą, kad jaunuoliai žinotų, kad jie gali ateiti pas mus ir kreiptis su bet kokiu iššūkiu, kas kyla, nes geriau mums žinoti iš karto ir galėti padėti arba spręsti tą situaciją, negu paskui po mokymus žinoti, kad kažkas įvyko pirmą dieną ir mes nebegalėjom nieko padaryti, nes kažkaip buvo tylu. Tai mes kažkaip stengiamės turėti tą tokią atvirą kalbėjimo ir diskusijos kultūrą, kad jauni žmonės suprastų, kad jie atvažiuoja ir mes juos žiūrim ne kaip į vaikus, už kuriuos mes esam atsakingi už juos, bet jie yra suaugę žmonės, kurie iš esmės turi savo atsakomybės ir lygiai taip pat turi tam tikras pasekmes, jeigu kažkokios atsakomybės nėra daromos. Lygiai taip pat kaip ir suaugusių gyvenime. Ir mes kažkaip norim pabrėžti, kad tai yra, mes norim tą jumise ugdyti, ar ne? Ir aišku, kad būna visko nuo to, kad čia tokie labai matomi buvo įvykiai, ar ne, kad bėgiojimas naktį antrą nakties, bet būna ir tokių labai paprastų, turbūt čia paprastų, tai aš gal įvardinu, bet šiaip jie jaunuoliam nėra paprasti, kad pavyzdžiui, nežinau, yra labai aktyvių jaunuolių, kuriem yra žiauriai didelis iššūkis, pavyzdžiui, žygio metu nevesti visos komandos, o duoti atsakomybės kitiem. Ir iš to gali kilti labai labai daug ir konfliktų, ir kyla iš tikrųjų konfliktų. Lygiai taip pat yra jaunuolių, kurie, pavyzdžiui, nieko neprisideda ir tada visa kita komanda turi už juos dirbti, iš to irgi kyla konfliktų, kuriuos mes sėdim ir sprendžiam, o ką daryti, kaip jūs dėl to jaučiatės, kokius jausmus jums tai iškelia. Tai va tokie va atradimai, man atrodo, irgi padeda jiems pamatyti, kaip tos konfliktus galima spręsti. Ir čia irgi toksai išmokimas, kur norime jiem perduoti, ar ne, kad galit kalbėtis, o ne pabėgti, pavyzdžiui, iš situacijos arba pabėgti iš kokios nors konflikto arba problemos, o iš tikrųjų atsisėsti ir pabandyti tai išspręsti šitoj saugioje erdvėje. Man dar labai įdomu, kaip reaguoja jaunimas į tas pilietiškumo temas ir žmogaus teisių, į
negalios pažinimo temas, kaip jie po tų mokymų, ar jaučiasi, kad kažkaip jų požiūris keičiasi ir ypač iš tų skirtingų vietų susirinkę jaunuoliai, kai kalbasi tokiamis temomis, ar jaučiate pokytį? Tai netgi aš dabar buvau, kaip tik tai vasaros pradžioje, birželio mėnesį buvo mano pirma pamaina ir kaip tik turėjom žmogaus teisų sesiją, kurioje iš esmės didelė dalis laiko buvo skirta diskusijoms, tokioms atviroms apie tikrai teiginius arba temas, kurios visuomenė kelia labai daug diskusijų ir netgi mes specialiai parinkom tokius teiginius, kuriuos mes galim rasti, nežinau, žiniasklaidoj, kur ten susirenka, pavyzdžiui, klikbaitinius kažkokius dalykus, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, kad vieni ar kiti žmonės neturėtų egzistuoti mūsų bendruomenės, ar ne, ir tada mes duodam jiem pasirinkti, ar ne, sutinku su tuo, nesutinku ir padiskutuoti atvirai, bet tokio, kad ką jūs čia nusišnekat, nes čia taip negali būti, bet iš tikrųjų pasidalinti savo nuomonėm, aišku, su pagarba, ne taip, kad ten kažkaip tai išsivadinam vieni kitus ir paskui nebežiūrim, bet su didelė pagarba ir tai jaunuoliam visai daug labai įsiminė. Apie tą, kad jie galėjo pasižiūrėti vieni kitų nuomonės, pasižiūrėti, kaip reaguoja į skirtingas temas skirtingi jaunuoliai ir kad galėjo tiesiog pasisakyti savo nuomonę atvirai, taip kaip jie galvojo ir nebūti dėl to kažkaip nurašytom ir panašiai. Kad po to mes išdiskutuojam visgi, ką mes galim, kokias savokas, pavyzdžiui, vartoti arba nevartoti, kaip iš tikrųjų mums reikėtų reaguoti į tam tikras situacijas. Tai faktas, kad mes apie tai pasišnekam, bet tai, kad mes su jiems suteikiam tą erdvę pabūti, būtent iš tų skirtingų kažkokių vietų Lietuvos, ar ne, iš skirtingų socialinių padėčių susirinkusiems, man atrodo, tas ir duoda tokį stiprumą toje įvairovėje, kad mes galim šnekėtis iš tikrųjų, nes to, man atrodo, trūksta ir mūsų visuomeniai, kad dažnai mes nebegalim šnekėtis vieni su kitais, tai mes tengiamės, kad bent jauni žmonės matytų, kad mes galim kalbėtis, net ir su skirtingom nuomonėm ir tada atrasti būdą, kaip mums susitikti vidury. Kai turim labai kardinalias kažkokias nuomonės, kaip mums padaryti, kad mes atsidurtumėm vidury, nepametus savo kažkokios tapatybės, bet lygiai taip pat išgirstant kitą žmogų ir suprantat, iš kur ateina tas būtent jo kažkoks tai įsitikinimas ir įsivaizdavimas ir galbūt po kažkokio tai pokalbio galbūt tas įsitikinimas pasikeis. Tai man atrodo, tas labai svarbu būtent, kad mes duodam tą galimybę susitikti vidury. Ar netrodo, kad ne tik kalbėjimas, bet buvimas kartu, dalyvavimas kartu labiausiai laužo tas sienas, bendros veiklos ir ar nekyla minčių įtraukti daugiau būtent žmonių, kitaip galinčių, galbūt nematančių, galbūt negirdinčių, galbūt sunkiai vaikštančių, ne pavieniai asmenys, bet, kad tas procentas jūsų projekte būtų didesnis. Pavyzdžiui, aš nežinau, ten 5% žmonių visą laiką būtų turintys kažkokią tai negalią. Ar jūs negalvojate apie tai? Galvojam. Puiku. Tuo džiaugiamės. Vienintelis aspektas yra, kiek mokymų vadovai gali ir geba dirbti su skirtingom jaunuolių grupėm. Tai žinom, kad jeigu turėtume asmenys, kurie negali kalbėti, tai tada reikia vertėjų. Taip. Tai tada vėl erdvės klausimas, kiek mes galim talpinti žmonių erdvėje. Labai daug techninių momentų atsiranda, nes turim tam tikrus kriterijus, kuriuos turim išlaikyti. Kitas momentas, man atrodo, yra su jaunuoliais, kad buvimas tikrai padeda. Taip. Ir ką mes pamatėm būtent praėjusią savaitę, kai turėjom jaunuolį, tai pirmas porą dienų jis nerado savo vietos. Taip. Ir jaunuolis, jo aplinka yra pasakę, kad jis daugiausiai yra išbuvęs su nakvynė 3 dienas. Daugiau visą laiką atvažiuodavo tėvai ir jį pasiimdavo. Tai pati grupė, būdama kartu su juo, jį labai stipriai palaikė, įtraukė į veiklas, kvietė tarp veiklų žaisti žaidimus ir tai daug diskusijų vyksta, daug pasidalinimų tarp veiklų, kai yra laisvas laikas ir tik tada jis jau įsitraukia per žygį. Ką labai galbūt reikia paminėti, kai mes sutikėm daug laisvės jaunuoliam ir patiem daryti, tai žygį jie patys planuojasi. Mes tik duodam tašką, kur jie turi susitikti, o jie patys viską planuojasi ir tada irgi yra galimybė pamatyti tas stiprybės, išryškinti, kad kažkas galbūt fiziškai yra stipresnis ir gali neštis vandenį, nes
nes jie susitikę žygio taške turi pasigaminti patys maistą, pasistatyti palapinę ir panašiai. Tai galbūt kažkas moka labai gerai kompasų ir tada apmoko kitus, kaip naudoti kompasą ir panašiai. Ir tada žygį mokymų vadovas eina tik kaip vaiduoklis, kuris prižiūri saugumą, bet nesikiša labai daug į procesą, kad va dabar tu vesk. Tai tą mes paliekam. O grįžtant prie atrankos, taip mes galvojam apie tą, kaip įmanoma didesnį įvairovę. Tik tais tada mes žiūrim, kiek erdvė yra pritaikyta, kurioje mes dirbam ir kiek mokymų vadovai gali dirbti su skirtingom jaunuolių grupėm. Tai tada kyla klausimas, ar vyksta mokymai vadovams? Taip. Turim ypatingai šiemet kreipiam dėmesį į pačias įvairiausias situacijas, kurios nutinka su dalyviais ir turim su psichoterapeutų susitikimus, kur mokymų vadovai atneša tas situacijas ir mes žiūrim, kaip mes galėjom teisingai arba neteisingai įspręsti jas. Tiek tos pačios situacijos tarp mokymų vadovų, nes mes susitinkam po metų laiko, kai kurie dirba kartu, kai kurie nedirba kartu, vėl tada kokios dinamikos atsiranda tarp mokymų vadovų ir panašiai. Tai stengiamės tikrai skirti dėmesį mokymų vadovų kompetencijom, kad jos tobulėtų. Tai sugrįžkim dabar į mokyklas. Kodėl iškeliavot ir į mokyklas? Kodėl projektas pasirodė per ankštas, ar ne? Reikia įžangos mokyklose. Tai vienas dalykas, norim sukurti santykį su mokyklom. Ir jaunuoliai, patys mokymai jaunuoliam vasaros yra vieną kartą gyvenime. Tai vat jaunuolis, kuris šiemet sudalyvavo, kitais metais jau nebegalės dalyvauti, bet mes stengiamės jiems surasti kitų galimybių, kur galėtų išvažiuoti, dalyvauti mūsų partnerių mokymuose, projektuose ir panašiai. Tai važiuojant į mokyklas stengiamės sukurti santykį, kad užsirekomenduotume, nes kartais mokyklos nenori dalintis ypatingai nemokamai, nes kartais atrodo, nu va čia jau, jeigu nemokamai, tai kažkas ne taip. Ai, tai jūsų mokymai yra nemokami? Nemokami jie. Jie yra visiškai, vienintelis dalyvio indėlis yra kelionė į mokymų vietą. Daugiau viskas yra padengiama partnerių išlaidom, Britų tarybos, jaunimo reikalų agentūros, švietimo mainų paramos fondo, mobilizacijos pilietinio pasipriešinimo departamento, Lietuvos kariuomenė atvažiuoja veiklas vesti. Tai visos veiklos, kaip minėjau, kultūros ministerijos, taip dar, kad jos yra nemokamos būtent partnerių dėka, tai mes važiuojame į mokyklas irgi nemokamai, tai ir stengiamės pritraukti jaunuolius, kad jie su manim susipažinę, su kitais mokymų vadovais norėtų atvykti, nes kartais tu bijai, ypatingai jeigu vienas arba viena važiuoja, bijo atvykti, dėl to, kad neturi pažįstamų asmenų tame rate, bet jeigu jau pažįsta bent vieną koordinatorių mokymų vadovą, tai tada tikėtina, tas bus žymiai didesnis šansas atvykimo. Tai jeigu kalbant apie tą projekto testinumą ir kaip dar galėtų būti pagerintas, kaip suprantu, ir apie įtraukimą įvairesnių žmonių, ar negalima pagalvoti ir kaip tą įvairovę, fizinę įvairovę didinti, ar turite numatę dar kažkokių tikslų, kuriuos norėtumėt įtraukti, įgyvendinti ateityje? Tai praėjusiais metais buvo labai mažas pasibandymas su bendramžių švietėjų veiklomis, kai jaunuoliai grįžta į savo erdves ir tada vedė apie tikslų išsikelimą, apie savanorystę, apie žmogaus teisės ir panašiai. Tai mūsų projektas šiemet, turėsim jau porą dienų, kai mokysim jaunuolius vesti edukacijas, dalis jų galbūt ateityje norės būti pedagogais, tai mes jau suteiksim jiems žinias iš karto, ką reiškia vesti neformalaus ugdymo veiklas, kaip valdyti grupę, viešasis kalbėjimas, kaip susidėlioti savo sesiją, kas nuo ko pradėti, kas turėtų vidury būti, kas po to ir tuo pačiu saugioje erdvėje turės galimybę išsibandyti. Tai dalis jaunuolių dabar bent jau pagal tam tikrą matymą, kaip registruojasi į šitus mokymus ir pagal temas, kurias nori, tai tikrai bus apie žmogaus teisės. Vėl, kaip pažinti skirtingus asmenis. Dalis bus apie skaitmeninį saugumą, kaip apsisaugoti internetinėje erdvėje ir panašiai. Tai čia tikriausiai bus ta naujausia dalis mum, kaip po to tuos jaunuolius palaikyti, kai jie grįš į savo mokyklas, jaunimo centrus, kad jie pravestų edukacijas ir po to dar surinkti grįžtamą į ryšį, kaip jiems sekėsi, kur jie galėtų tobulėti ateityje dar. Ir žinoma, visada, kai atvažiuoja, pavyzdžiui, tėvai ir palieka savo vaikus pas mus, paauglius, ir paauglės sako, galėtų tokie mokymai ir suaugusiam būti, labai mielai atvažiuotumėm. Tai visai norisi pasilikti ir jiem tenais tas 6 dienas. Ką jums asmeniškai šitas projektas davė ir duoda, ką jūs jaučiatės gavę iš jo, kurdami jį?
Man atrodo, svarbiausias man dalykas, tai aš kiekvieną kartą prieš važiuojant man yra toksai įdomumas, kokia šį kartą bus jaunuolių grupė ir ką mes gausim, su kuo dirbsim. Ir tada labai daug tokio mokymosi iš jaunų žmonių, kantrybės daug mokymosi, kaip ieškoti 2 valandą nakties jaunuolių, čia toksai įspūdis šios vasaros turbūt. Bet juokas juokais iš tikrųjų duoda ir tokio pažinimo skirtingų jaunuolių, prisilietimo prie jų pasaulio ir supratimo, kuo jie gyvena. Ir man asmeniškai tai yra labai svarbu, nes aš dirbu ir šiaip gyvenime su jaunais žmonėm, tai suprasti, kame jie gyvena, su kokiais iššūkiais, su kokiom temom jie gyvena, kaip prie jų prieina, kaip galima prie jų prieiti, nes man atrodo, kiekvienais metais atvažiuoja vis skirtingesni jauni žmonės, jie ateina su vis naujais kažkokiais tai savo iššūkiais ir, nežinau, aplinkos įvairiais tokiais patyrimais. Tai labai svarbu, kad tokio naujo išmokimo, kaip galima su jais bendrauti, kaip prieiti. Ar keliais žodžiais įmanoma būtų pasakyti, kokia tema? Kuo gyvena, kokia tema juos labiausiai domina? Oi, tai visada yra santykiai su visais, su pasauliu, su skaitmeniniu pasauliu, su draugais, su tėvais. Čia yra turbūt nemirštanti tema šita ir jinai atsiranda visokiais pavydalais turbūt mūsų mokymuose ir ateina tie visokie klausimai. Tai šitas ir kaip man būti šitame bendruomeniai, tarp šitų žmonių, kaip man būti su savim, kas aš toks arba tokia, kaip man čia lyderiauti arba nelyderiauti. Tai čia, man atrodo, labai greitai tas pasimato mūsų mokymuose. Tai toks labai didelis išmokymas tiesiog būti su tais jaunais žmonėm, augti kartu su jais temose ir tiesiog tokio pabuvimo visiškai koncentruotose 6 dienose, kur būni visiškai atskirai nuo pasaulio ir gyveni tik tai su tais 40 jaunuolių ir su savo mokymų vadovais ir labai daug tokios refleksijos savo, tiek apie temas, tiek apie save kaip mokymų vadovė, kokias kompetencijas galiu aš pasididinti, naujų kažkokių metodų įsibandymas labai gerai būna tinkamas ir pasižiūrėti, ar jie veikia, neveikia, kaip jaunuoliai į jas reaguoja. Tai tokio augimo ir profesiškai man labai duoda, bet ir kaip žmogui, nes tiesiog su jaunais žmonėmis visada sakau, ten yra klodai informacijos ir klodai tiesiog bendravimo, jeigu tik mes jiem leidžiam būti savim ir duodam atvirą erdvę, kur jie gali ir jos gali tiesiog kalbėti su mumis, tai ten tokie atsiveria dalykai, kur tu gali tiesiog pusę nakties turbūt su jais kalbėtis ir diskutuoti apie jų gyvenimą. Tai čia tiesiog yra turbūt pats geriausias potyris, kokį galima gauti. Ačiū. Aida, jums. Man tai yra tradicija, nes aš nuo pat 1 metų, išskyrus 1 metus, kai gyvenau Jordanijoje, dalyvauju šitam projekte. Tai pirmi 5 metai buvo kaip mokymų vadovai, paskutiniai 2 yra kaip projekto vadovai. Tai man vienas esminių momentų tikriausiai pamatyti, kaip jaunuoliai atsiskleidžia ir kaip nebebijo. Ir čia grįžtant prie partnerių, tai praėjusią savaitę turėjo jaunuolis diskusiją, kaip vengti mokesčių su Lietuvos krašto apsaugos viceministru. Tai kalbėjosi, ar tikrai reikia išvengti mokesčių ir kas nutinka, kai mes vengiam mokesčių ir panašiai. Tai vienas, kitas, man atrodo, labai svarbus momentas susijęs su pačiu pirmuoju, kad atvažiavę partneriai pasirodo, kad ir jeigu užima kažkokias pareigas, pasirodo kaip žmonės ir kad su jais galima lygiavertiškai diskutuoti. Tai tada mes sukuriam, ne tiek, kiek sukuriam, bet pamato, kad tie žmonės, kurios galbūt aš matau televizorių ekrane ir panašiai, irgi yra tokie pat kaip aš. Yra žmonės. Taip. Ir man yra kitas tikriausiai toks asmeninis dalykas pamatyti jų pokytį, augimą ir ypatingai susitikti po 1 metų. Kai jaunuoliai po to įvardina ir turiu keletą pavyzdžių, kurie dirbo su manim mokymuose, kur po to jie įvardina, kad po šitų mokymų aš grįžęs, pradėjau eiti į savo jaunimo centrą, dabar įvežu tarptautinės grupės į Erasmusą, lydžiu jas ir panašiai. Ir sako, ir jie labai aiškiai įvardina, kad šitie mokymai buvo tas pirmas toks žingsnis, paskatinimas, impulsas kažkuo užsiimti po to. Taip. Na kągi, dabar labai svarbi mūsų laidos dalis, apžvelgsime savaitės naujienas lengvai suprantama kalba. Pasiklausykim. Žinios lengvai. Nauja koalicija. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino premjeras Gintautas Paluckas. Jis nebėra ministras pirmininkas, todėl turi būti išrinktas naujas ministras pirmininkas. Taip pat turi būti iš naujo paskirti visi ministrai.
Šiomis dienomis vis dar tęsiasi naujos vyriausybės formavimas. Lietuvos socialdemokratų partija pranešė, kad toliau nedirbs su partija Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Todėl nori sudaryti naują koaliciją. Koalicija yra politinių partijų sąjunga, kuri susitarė dėl vyriausybės sudarimo ir kitų politinių susitarimų. Naujoje koalicijoje Demokratus vardan Lietuvos pakeis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Ši politinė partija šiuo metu Seime dirba bendroje grupėje su 2 partijai nepriklausančiais Seimo nariais – Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu. Šiai grupiai Seime taip pat priklauso 3 Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai. Jeigu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bus koalicijoje, naujoji dauguma turės 82 narius. Naujienų rengimo metu nėra aišku, kurie Seimo nariai bus paskirti ministrais ir kas bus išrinktas naujuoju Seimo pirmininku. Kalbama, kad rimčiausias kandidatas pakeisti Seimo pirmininką Saulių Skvernelį yra dabartinis pirmininko pavaduotojas socialdemokratas Juozas Olekas. Prezidentas Gitanas Nausėda jau pritarė socialdemokratų partijos pasiūlytai Ingos Ruginienės kandidatūrai. Ji gali tapti ministre pirmininkė. Todėl rugpjūčio 21 ir 26 dienomis vyks Seimo sesija, kurioje Ingos Ruginienės paskirimu ministre pirmininkė galės pritarti ir Seimas. Istoriniai susitikimai. Rugpjūčio 15 dieną įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos prezidentų susitikimas Aliaskoje. Aliaska yra Jungtinių Amerikos valstijų dalis. Šis susitikimas buvo skirtas susitarti dėl taikos Ukrainos kare. Tai buvo pirmasis susitikimas tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino nuo karo Ukrainoje pradžios. Nors susitikimas sulaukė daug dėmesio pasaulyje, politikos vertintojai mano, kad jokio rimto sprendimo nepavyko pasiekti. Vladimiras Putinas laikomas daugiau pasiekusių šiose derybose nei Donaldas Trumpas, kuris turėjo susitarti dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje. Putinas ir toliau diktuoja sąlygas, siekia visiško Ukrainos nusiginklavimo ir dalies Ukrainos žemių atidavimo. Putinas priešinasi Ukrainos prisijungimui prie NATO ir Europos Sąjungos. Rugpjūčio 18 dieną, pirmadienį, iškart po šio susitikimo, Vašingtone rinkosi Europos šalių vadovai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Susitikime Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjo, kad gali prisidėti prie Ukrainos oro apsaugos, tačiau nežada siųsti Amerikos karių į Ukrainą. Karių paramą Ukrainai turėtų užtikrinti Europos šalys. Vašingtone taip pat pradėtas derinti Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimas, kuriam tarpininkautų Donaldas Trumpas. Tačiau kol vyksta šios derybos, Rusija ir toliau siunčia didelius kiekius dronų ir raketų į Ukrainos miestus. Kultūros naujienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis vyks diskusijų festivalis Būtent. Festivalis vyks Bernardinų sode Vilniuje. Šiame festivalyje bus daug skirtingų erdvių, kuriuose 2 dienas žmonės kalbėsis įvairiomis temomis. Pavyzdžiui, apie mokslą, politiką, savanorystę, sveikatą. Taip pat vyks įvairūs renginiai ir pasirodymai. Festivalyje kiekvienas galės pasakyti savo nuomonę ir užduoti jam rūpimus klausimus. Festivalis bus nemokamas, jame galės dalyvauti šeimos su vaikais, žmonės turintys judėjimo negalią ir visi norintys.
Visą festivalio programą ir daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.diskusijufestivalis.lt. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Ramunė Lebedytė Undzenienė. Žinias vertino Rūta Latvytė, Lukas Večerskas ir Olga Podzemelnaja. O šiandien jau atsisveikiname, labai dėkojam nuoširdiems svečiams, tai yra Linai ir Aidui. Lai jūsų projektas Stiprūs įvairovėje gyvuoja daug metų ir tikimės mes su Irma taip pat ten atvykti pas jūs ir susitikti, labai įdomu taip pat patirti jūsų mes irgi būsim kaip tie tėvai prašantis priimti pirmų 6 dienom. Taip, su visais atsisveikiname iki kito sekmadienio 13 valandą Aklame pasimatyme. Čia buvo Lina Žaltauskaitė ir aš Irma Jakštytė Stanevičienė. Likite sveiki. Sudie. Aklas pasimatymas laida kurianti ryšius. Laidą rengia Automoto Group. Dalinai remia Medijų rėmimo fondas ir Telia, kad kiekvienas ryšys būtų tikras. Telia įdomiau, tik gyvenimas visiems.